Princas ir jo pasauliai pagal Antuano de Saint-Exupéry Mažąjį princą. Kadaise gyveno mažas princas tokioje planetoje, kuri buvo ne ką didesnė už jį patį, ir jam reikėjo draugo. Kasdien viską nors sužinodavo apie jo planetą, apie tai, kaip jis išvyko, kaip keliavo. Iš tikrųjų, Mažojo princo planetoje, kaip ir visose planetose, buvo gerų žolių ir piktžolių. Jo planetoje visada augdavo tik labai paprastos gėlės, pasipuošusios viena vainiklapių eile, jos neužimdavo daug vietos ir niekam nekliudydavo. Bet šita išdygo vieną dieną iš nežinia nuo kur atneštos sėklos ir mažasis princas labai atidžiai stebėjo tą žolelę, nepanašią į kitas žoleles. Ji kruopščiai rinkosi spalvas, ji rengėsi pamažu, derino vieną prie kito savo vainiklapius. Prieš išvykdamas rytą į savo planetoje viską gražiai sutvarkė, atsidėjęs išvalė veikiančius ugnikalnius. Ir, kai paskutinį kartą palaistė gėlę ir ruošėsi pridengti gaubtu, pajuto, kad jam norisi verkti. Ji nenorėjo, kad jis ją matytų verkiant, ji buvo tokia išdidi gėlė. O 7. planeta buvo Žemė. Tada pasirodė lapė. Aš negaliu su tavimi žaisti, tarė lapė. Aš neprijaukinta. O kas yra prijaukinti? Tai toks dalykas, kuris pernelyg dažnai pamirštamas, tarė lapė. Tai reiškia užmegzti ryšius. Pradedu suprasti, tarė mažasis princas. Yra viena tokia gėlė. Man rodos, kad ji mane prisijaukina. Taigi mažasis princas prisijaukino lapę. Lik sveikas, tarė lapė. Štai kokia mano paslaptis, ji labai paprasta. Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.